Labas, ar ir tau dažnai nukrenta motyvacija ir tu tiesiog skundėsi, kad aš nebeturiu motyvacijos, aš nebežinau, ką daryti, tai žinau, kad niekas kitas už tave tos motyvacijos tau nesukurs, už ją esi atsakingas pats, bet visgi ką gali šiai dienai padaryti, kad būtų lengviau neprarasti tos motyvacijos. Tai žinoma, turėti tikslą, bet tokį tikslą, kuris tau būtų svarbus, kad vien jau apie jį pagalvojus norėtum lėkti ir daryti, kad kuo greičiau prie jo priartėtum. Kai kuriems žmonėms nukrenta motyvacija, kai pasižiūriu, kad tas tikslas fainas, bet taip sunku jį pasiekti, tai susiskirstom į mažus žingsnelius ir po palaipsniui siekiam mažą žingsnelį, padaryti daug lengviau, motyvacija pakyla, padarius vieną žingsnelį, norisi daryti antrą ir panašiai. Taipogi visus savo pasiekimus būtinai fiksuok raštu, taip pat gali prijungti ir emocijas ir kai tau motyvacija pakrenta, tu pasižiūri, aha, aš tą ir tą jau padariau, aš tą ir tą jau pasiekiau, tada taip ir taip gerai jaučiausi, kodėlgi neturėčiau to tęsti. Žinau, kad kiti naudoja ir savo pasiektų tikslų nuotraukų koliažą susidaro ant sienos, kad tai dar kartą primintų vardan ko tu darai, vardan ko tu eini, būtent šiuo keliu. Taip pat nevenk apdovanoti save, palepinti save už kiekvieną pastangą, nes tada tavo vidinė pasąmonė žinos, kad verta tą daryti, nes gaunu atlyginimą. Aš tai nekalbu apie kažkokias brangias dovanas, žinoma, jei gali savo tą leisti valio, tai gali tiesiog būti kažkoks trumpalaikis poilsis, kažkoks skanumynas, išėjimas su draugais, ar tiesiog išeiti pasivaikščioti, ar pasidovanoti knygą, kuri tau labai patinka ir panašiai. Taip pat pakritus motyvacijai labai dažnai pravartu tiesiog pakeisti aplinką, nuvažiuoti ar tai kompanijos renginį, ar į susitikimą su bendraminčiais, vienas iš kito pasisemti idėjų ir užkurti tą varikliuką, vėl ir vėl daryti ir eiti tuo pasirinktu keliu. Taipogi kitų palaikymas yra labai svarbu, todėl aš pasikartosiu, kad svarbu jungtis į bendruomenę, į žmonių grupę, kurie turi panašius tikslus ir gali vienas kitą ne tik palaikyti, bet ir spirti vienas kitam į užpakalį, taip išjudinant ir skatinant toliau veikti. Ir žinoma, labai svarbu turėti reguliarumą, tai yra susidaryti savo kasdieninį veiksmų planą, kurį turėtum įgyvendinti, kad pasiektum tikslą, kad kasdien prie jo priartėtum. Ir kartais tikrai nebūna noro ar motyvacijos kažką daryti, bet padarius tos dienos plano žingsnelius, vieną, kitą, antrą, žiūrėk, jau kažkaip ta motyvacija grįžta ir norisi dar ir dar daugiau daryti. Taigi tikiuosi, kad tau nukritus motyvacijai tu sugebi ją vėl užkurti, pakelti ir tikiuosi esi motyvuotas, tai to ir linkiu išlaikyti. Šiandien tiek.